Sveiki draugai ir šiandien vėl filmuojame mano naują video apie WWE Supercard. Ir šiandien žaisime Ring Domination. Aš jau gavau WrestleMania's kortą ir dabar atrakinėjau SummerSlam'ą. Na, pabandysime pažaisti ir parodysiu naujus Money in the Bank'o revardus ir panašiai. O čia pas mane tokia biškai durna, jinai mano sesis, bet jinai labai durna. Tiesiog nekreipkite ją dėmesio. Nekėliau ilgai video, nes buvau labai užsiėmęs ir tiesiog negalėjau. Ir dabar atsirado laisvas laikas ir pabandysim ką nors padaryti. Aišku, mano dėkas labai pasikeitė nuo praeitą kartą, kai aš filmavau video. Aš jums parodysiu ir parodysiu aš jums ir štai. Ir įtraukiam. Ir, ką dabar teks parodyti jums mano teamą. Tai mano teamą yra Hardnet. Čia biškai normaliai. Eina su Hardnet ++, Elite, Hardnet+, tada SummerSlam ++, tada Hardnet+, Hardnet, čia Hardnet, tada aš SummerSlam ++, čia Levidu. Ir dabar per Royal Rumble aš esu SummerSlam'ą. Tada per Wild modą aš esu SummerSlam'o ++. Per Ranked modą aš irgi esu SummerSlam'o ++. Tada per Money in the Bank'o atsirado nauji revardai. Tai va Charlotte'as, dėl kurios aš taupysiuos 22 000 kontraktų, aš dabar turiu 2000. Paskui Strowmanas, Chrisas Jerikas, Randus Ortonas, Emma, tada čia visokios kiti. Ir aišku šitas, aš dabar šitas. Ir atsirado, per dienas dabar galima gauti Hardnet kortą. Ir draugai, kaip visados video pabaigoje, aš sakau, laikinkit šitą video, komentuokit ir prenumeruokit mano kanalą. Iki kito karto.